Nu ką, Vyčka. Išką, nuvažiuoju pas komisijos pirmininką, Singai. Nu, tas, reiškia, padenį su kitais ir pas teisėją. O, Vyka, teisėjas tavo. O, pinigus turite? Tina paduos. Nu, Vyčka, galvoju, gal tu neliksi su kraftu, a? Atšoksi. Žinai, tuo kelių gale nėra vaivorykštės. Žinai, kada jis išeis, kriminalinė žvalgyba miegos. Pričium po jo lovą. Žinau. Šachmatais žaisdavai. Kada pieška pasiekia lentos galą, ji tampa karalienė. Ryklys ar krevetė, pėstininkas ar karalius. Visi mes ant lentos. Šramai, tu neužmiršk, kad ir pėstininkas, ir karalius vėliau atsiduria vienoj dėžutėj, kai žaidimas baigtas. Baigtas? Vienka, pabaiga nėra svarbiausia. Visa esmė pačiam žaidime. Būsi nukirstas, ar tapsi karaliumi. Kol aš žaidžiu, aš noriu laimėti. Bei, pamiršk kraftą. Prisijung prie manęs. Gerai? Ir aš? Ir iškart noriu pradėti. Vyčka, žiūrėk. Vat, rodžiau jau jo. Žinok, jau tokia kokybė. Galėsim po 5 eurikus tik tai... Vat taip, vat, žinok. Tik dainelė, dainų dainelė. Tas žmogus blogai baigė. Koks žmogus? Tas, kuris kepė šitą metą. Kažkas vėl bombina metos fabrikus. Iš kur žinai? Nenorėjau sakyti. Nu, bet kadangi dabar jau vdėlė. Šitą metą Artūro. Hardo sesers vyro. Guru, mokytojas tavo. Kur dingo be žinios? Čia mūsų partijos likučiai. Artūras dar stumdė. Iš kur pas tave šitą metą? Negaliu sakyti. Pasakysi? Kitaip nedirbsim? Aš? Vienčka, nu tu ką tu? Aš niekada čia vagiška etika, jo prasideda. Aš turiu žinot, kad pagasi Artūrą! Šramai, aš turiu žinot,
Kokių žmonių man reikia saugoti, Šramai? Tu man pasakysi. Kas padarė? Vi. Tu? Kam tai? Paskambinau Larkinui, atvažiuoja. Gerai, jeigu suspės. Nu va. Tūbis, tūbiukas. Tūbi. Žinai, ką tūbė? Vyk į kitą kambarį. Jis ten tave nušaus! Beprotis visiškas! Negalima ten eiti. Pasaulis labai pavojingas, pabūk su manim. Nori? Mielasis, galiu užeiti? O tūbis gali? Ne. Tas mažiukas nori tyrinėti pasaulį. Ne, aš to pasakiau. Gabri, kas nutiko? Aš matau, kad kažkas negerai. Hardas gyvas. Tai ir ačiū Dievui. Koks tavo ačiū Dievui? Koks tavo ačiū Dievui? Mir turėjo, o išplaukė. Tu sakei, kad jūs susitaikėt? Nesusitaikėm. Galvoju, ramiai padėsiu vietą, bet padla išplaukė. Ką dabar į Ispaniją reikės vėl važiuoti? Aš nenoriu, aš negaliu palikti šunino. Susitvarkysim. Nu, tai aš nesuprantu, kam reikia skandinti. Nu, tai paimk ir nušauk. Išvažiavo? Nestovėk čia. Eik į vidų. Nežinau! Aš nežinau! Iš kur tas Adomas paėmė šitą mėtą? Kad tu išvis žinai apie tą Adomą. Nieko! Baltas popieriaus lapas. O tas vyras? O ta, sučka, nutilėjo, nesakė Hardikui. Jis dirba Gabriui. Neseniai, dienų, žinai, Gabrikas pakvietė, sako, nu, taip ir taip, dirbsim trysia, žinai, bet toks įprastai, ni ryba, ni mėsa. Tai pats nekėpė. Ne, sakė, kažkaip paskarka, tiesa, aš aišku paklausiu irgi, kaip mes su tavim, žinai, dirbam, kalbam, tai kalbam. Sakau, iš kur? Žinai ką, ne tavo reikalas. O, kaip pasakė? Kam pardavėt? Ką?
Meta, kam pardavė? Мальчики, žinok, tos, tai išvys, žinok. Вообще, perka viską, ko gali pasikelt. Pradė, žinai, Markė? Varkė, pirmą kartą girdžiu. Nu jo, žinai, čia iškilo, kol tavęs nebuvo. Tai vadinasi, Adomas žino, kad sužvirtė Artūrą, taip? Ну, Бенечка, su visą pagarbą. Хер с ним, а? Klausyk, nu, Kirto, kaip pėstinka, Бенечка, nu, mesgi ne pri čiom. Teisingai. Tai tu ir su Gabriu dirbsi. Reikia iš pradžių pasitrinti, supranti, Benička, kad neįtartų, kad mes kažką sukam, supranti. Ir čia sakant, reikia ranką ant pulsų laikyti. Ir aš žinosiu, kas ten, žinai, jeigu kas, kaip avariškai. Tai sužinok iš Adomo, kas jam padavė Metą. Kam? Ką darysi su infa? Į mentūrą eisi? Ja. Savo teismą darysi. Benička, mes tik pradedam, nafiga mūsų problemos. Man reikia. Nifiga, tau nereikia. Aš tau ką, šnypas? Bahūrų reikalai. Na, jeigu dėl manęs tokias smulkmenas padaryti negali, mes nesusidirbsim. Benka, senai norėjau pasakyti. Nuo pirmų dienos, kaip mes sutikom, tu mane abižaš ir abižaš pastoviai. Aš visus tavo klausimus rimtai svarstau. Ką manęs nežinai, nu pasišakuoju. Bet mintise jau paderinau ir pildau. Zarada. Šramčikai. Šramčikai. Pamėginsiu. Dėkui. Dėkui. Šantažistas. Va davai. Nusileisk į laboratoriją. Padaryk reviziją. Žinių patalpa, džiovinimo. O, maža. Aišku, galėsim ir čia džiovinti. Bet kvapas tada. Aš tada pas tave nakvosiu. O tinka, čia atsiūsim. Supratau. Čia nedirbsim. Kaip? Aš taip greit nesurasiu kitos patalpos. Aš turiu. Kitą kartą parodysiu. Davai. Benčika, tu irgi žinok. Aha, supratau, bet tu irgi žinok. Nepamiršk, Beniuka, nepamiršk, Donytė, pakė česnačioko, žinai. Maišinkis vampyrė. Tiesa, Benčika, kryžiukas, sidabrinis. Benčika, paimk gal, žinai, padėk. Tau arbatos padaryt? Kažko. Prikynь, atsimeni tas iš ligoninės. Nu. Kaimietis, nu tai jis vat ir šojo. O Hardas? Hardas viduj, bet aplinkui nieko nėra. Tai gal apait ir nudėt? Variantas. Davai, tu lauk čia, aš varau. Davai. Keistas buvo jausmas, kai atsibudau. Balta. Net ne iš karto supratau, kad ligoninė. Čia reikia man Girdui dėkoti. Taip. Aš taip džiaugiuosi, kad tu gyvas. Žinai, tu jau turbūt turėtum važiuoti namo. Galiu dar pabūt. Man dėl tavęs neramu.
Ką čia durniuoji? Buvo Gabrio žmonės atvažiavę. Šovė į orą, išgaravo kaip degtinė nuo stalo. Kur Hardas? Viduj. Jie su manim. Larkinas. Tai einam. Tu eik, aš čia palauksiu. Dingsta. Kas atsitiko? Svečių privažiavo. Kaip Gabris sužinojo, kad tu čia? Per godą. Žertva. Iš pradžių Gabris padavė pinigus. Viskas kaip tarėmės. Paskui davai aplaistom. Viena taurė ir autas. O toliau? O toliau mangi tu pasakok. Tai aš buvau prie tilto. Vieną jachtos variklį norėjau nusisukti. Nu, ar taip šneka, kad vagiu. Išgirdau žingsnius, pasislėpiau. Žiūriu Štikanas. Pastovėjo, pažiūrėjo ir dingo. Keista, sakau, geriau lysti į vandenį. Kažkas čia ne taip. Po kokios minutės žiūriu, 3 išeina. Štikanas Hardą neša, iš paskos Maksas su rūbais ir tada Gabris su bonkė. Palindau po tiltų, pasimečiau. Nežinau, ką daryti, šauksiu mane patį užvers. Girdžiu, pūkšt, įmetė Hardą. Aš po vandeniu sugrėbiau, tada iškėliau Hardą virš vandens. Paskui nuvežė į ligoninę ir staigiai į reanimaciją ant praplovimo. Kas jam, daktarė? Stiprus apsinuodijimas. Iš kur tu ištraukiai? Pažįstamas? Draugas. Maudėsi, skendo, ištraukiau. Gėrė? Nu, buvo gerai girtas, jo. Vardas pavardė? Mangirdas Čereška. Tu užregistravai savo pavardę? Nu jo, kad Gabris nerastų. Protingai. O ko ten buvo įpylę? Onikso, bet tai tokia arkliška dozė vos atkačelino. Tai gerai, kad dar tai baigėsi. Aš jau galvoju, lavonas išplauks. Tai būtų šiandien ligoniniai priplojo, jeigu ne Iglė. Pamatė Štikanas su Maksu, tai perspėjo. Nu, Hardą ratukuose išvežė, bet tai plin, kam čia reikėjo atvežti, aš nesupratau. Dėkui, kad privažiavai. Tik sužinojau, iš karto sušokom į mašiną ir atvarėm čia. Markė Danis sako, junkis, okei. O ką? Nuo dovio atšokau, tavęs nėra. Ką daryti? Taip. Ką, dėkui, Hebra. Tau jau reikia namo. Ar mane palydės kas nors? Vienai baisu. Palydės. Turi mano numerį. Naują. Tai aš atsiųsiu. Paskambink Merai.
labai gerai čia gamtoj, ten toliau vietynas toks yra didelis. Čia ežere dar žuvies kiek čia, oi. Va mes keturiesi, kai išplauktume su valtim, tai neparsineštume su vienu tinklu, gal su dviem ar su trim tik. Reiktų Iglį iki namų palydėti. Danis palydės. Gerai. Kas toliau?